XIX amžiaus pabaigoje Didžiosios Britanijos kariuomenė ieškojo savo pėstininkams naujo patikimo ginklo ir radė. Tai yra Lee Enfieldas, trečiosios kartos, patikimas, geras, užtaisomas 2 dėtuvėm po 5 šovinius ir juo buvo galima šaudyti įgudusiam taip sparčiai, kad priešininkai galvojo, kad juos yra lupama iš kulkosvaidžio. Ginklas ypač išpopuliarėjo Pirmojo pasaulinio karo metais, kai jais kovojo ne tik tai patys Britai, bet ir kolonijų kariai. Na ir po karo tai buvo vienas iš labiausiai pasaulyje paplitusių ginklų. Jais buvo šiek tiek ginkluota ir Lietuvos kariuomenė ir netgi nuotraukose galima matyti, kad vieną kitą Lee Enfieldą turėjo ir mūsų partizanai. Tai čia yra įprastos modifikacijos Lee Enfieldas su atsilaužiančiu taikikliu. Viskas kaip priklauso, 7,71 mm kalibro, o šičia yra įdomesnis Lee Enfieldas atkeliavęs pas mus iš Afganistano. Tai tokiais ginklais prieš sovietus kovojo ir afganų kovotojai ir matyt kažkiek jų po karo teko tiek talibams, tiek tiesiog nusėdo afganų namuose, nes geras daiktas, niekada nežinai, kada gali prireikti. Ir matote šitas puoštas ir karoliukų juosta ir tokių apsiūtų odinių įdėklų ir varinė juosta ir toks visas gražus. Ir šis pas mus atkeliavo kaip mūsų karių paimtas ginklas. Tai jis buvo misijos metu Afganistane konfiskuotas iš afganų ir atkeliavo į Lietuvą. Tai štai tokia įdomi šito ginklo istorija.